Treneri, tokios rungtynės, po kurių tikriausiai padaugėja žilų plaukų. Apie žilus plaukus jau praėjusiam ture kalbino Andrius Kerla, Mindaugą, nepraėjusiam, tai yra šiame. Tai kaip pas jūs su tais žilais plaukais ir kaip jaučiatės po tokios dramatiškos atomaskos? Tikrai tų žilų plaukų jaučiu padaugėjo, bet jaučiuosi sunkiai, liūdnai, bet liūdnai dėl vieno aspekto. Tai su kokiais sunkumais vaikinai susidūrė. Ypač gale, ką jie pradėjo išdarinėti. Aš tik jiem pasakiau, aš nežinau, kaip jūs daro, tai kodėl jūs daro, bet tai yra kažkas nuostabaus. Ir tegul nieks nebando nei minimaliai papriekaištauti, kad jie nesistengia, kad širdies nedavė, kad žaidėm gynybiškai. Sakau, kam kyla klausimų, ateikit, pasikalbėsim, parodysiu, ką mes darom, kaip mes darom, kiek jie arė. Čia nuostabu, nežinau, su tokiais vaikinais į kiekvienas rungtynės atrodo jau uždeda limitą maksimalų, ką gali duoti pagarbos jiem ir jie dar lipa, liūdna, sunku, liūdna ir gaila, kad jie nei taško nenusipelnė. Ta prasme, jie nusipelnė taško ir kad neiškovojo, nes nuostabu su tokia komanda dirbti. Čia top, va dėl to aš ir tapau treneriu, kad į tokias akimirkas jau sunkios, bet fantastika vaikinai, super. Šioje vietoje super, ką jie duoda. Pirmas 45 minutės dar kiek pridėjo teisėjas, neėjo puolimas, nebuvo to puolimo ir statistika rodė, kad vos vienas smūgis link varžovų vartų, bet ir puolėjų nebuvo. Bandėt jūs Česnavičių, bet panašu, kad ir ant atsarginių žaidėjų suolelio neturėjote ką pasirinkti, ką leisti. Tai kas nutiko, kur čia priežastis, kur dingo jūsų puolėjai? Nežinau, gal tam tikrus epizodus biškį dievulis nepadeda, bet jau jūs šiandien debiutavo per pusę metų iš antros lygos, A lygo prieš čempionų žaisti, tai čia žingsnis nemažas, superinis, o jei, ačiū Dievui, mes turim B komandą, kur yra motyvuoti ir pasiruošę visada padėti mum, nes vakar atsiverčiau sudėtį, tai jeigu be B komandos 3 keitimai vidurio gynėjai visi, bet vėlgi matėm, pirmą kėlinį reikėjo apsiprast, nes pirmą kartą matęs, kad prieš rungtynės aiškina, kad neliesa aikštė, apšilinėjai sausoja aikštė ir po to palieja. Tai faktas, kad reikėjo apsiprast prie aikštės tokio kokybinio broko, aš iš vaikinų nesitikėjau, bet vėlgi aš negaliu kritikuoti, tam yra objektyvios priežastys, tai šitoj vietoj truputį nustebino tam tikri sprendimai, bet kada apsipratome, truputį vėl pakeitėm taktinį įsidėsimą ir atrodo, to pirmo kėlinio nebuvę. Žaidį, sakau, tikrai nėra mano planuose Dubicką puolime laikyti, bet atidirbu, maladės, sakau, ką jie atiduoda, tai yra nesuprantama ir fantastika. Ką pasakėt Styvui Lawsonui? Vis tiek turėjo šansą ir jau buvo pabandė šį sezoną, bet šį kartą, matyt, ne taip buvo sumastęs, kaip išpildė tą 11 metrų baudį. Tai normalu, tai mes ne robotai, mes žmonės veikia ir gal tos fizinės, kaip sakyt, jėgų trūkumas, vėlgi, manau, maksimali įtampa tuo metu rungtynių, tai yra normalu. Tai, kaip sakyt, nieko, jis labai pergena dėl to, bet sakau, jis tiek padės, kad čia nuodėmė kažkokį priekaištą jam reikia. Šiandien neįmušė, rytoj įmuš ir viskas, ir nieks neatsimins šiandien dienos. Viskas, sekančios rungtynės su Minija mes einam kovoti tik dėl pergalės, po to vėl lyga, vėl dėl pergalės. Jūs patys matėt, nėra, ta prasme, jiem nėra, nežinau, kažkokių varžovų, kurių prisibėtų. Eina, kovoja, draskosi, nagais, kabinasi, stengiasi į pergalę, gerai išimam, tarkim, buvo tas pendelis, nepataikė, vėlgi proga, štanga, šiandien užrišti vartai buvo, nepagelbė, bet nei vieno priekaišto, visiškai jokio, šaunuoliai maniškiai. Coach, congratulations, victory, hard,
fight with a drama in the end, but still 3 points. So are you satisfied, and what are your thoughts after the game? Yeah, the most important is that today we have 3 points. But yeah, we have big problems in the offense to score goals. We create a lot of chances, but we are not score the goals. I think Sudova, the first shoot from Sudova was in the 75 minutes. Yeah, we controlled the game, everything. Also in the last 10 minutes or 12 minutes, Matti have big chance for 2-0. We are not score. And then we have very, very lucky that Sudova not score 1-1. Yeah? But we must decide before the game. And the last 5 games is every time the same build up. Yeah, we are dominate, we create chances, but we are not score goal. That is the problem. Coach of Sudova told that first half was miserable because the pitch was wet after this first training session. So what are your thoughts about the first half? Because it looked like two teams, they couldn't play football today. Yes, but it's very, very, very difficult to make good match when one team 45 minutes stay only back and defend, and then to find space is not easy. But I think in the first half we find 2-3 times good space. We have 2-3 very good chances, but we not score. But you cannot expect top match when only one team try to play and one team try only to defend. Then it's not easy to play. Second half was different, and Kvadravo Samoa was the scorer, and you trusted to him, and I saw you talk with him after the game. So what did you say, and how you evaluate his performance? Yeah, Samoa, I'm happy for him that he scored goal, that he received a little bit more confidence. Well, he have very good action. Then sometimes he lose very fast ball, but for him was, I think, very important for his confidence that he scored today this one goal and that we win 1-0. And after this goal, I had an impression that Panevėžys will score a second and third goal, and because Sudova, they had to go up and spaces for Jeffrey Sarpong, for Nika Kačerava, for Palacios, but no goals and drama in the end. You told that you have to score, but how to do it? Yeah, this is very difficult to answer. But this is what you say. When we score 1-0, there must a little bit play more open. Then we receive space and we create chances, but we are not score the goals. And then in the last 5, 6 or 10 minutes was drama. Yeah? We have chances, they have chances. But the problem is what we have, we must score more goals. To score goals, you have attackers, and Nolan Bo today wasn't in the not on the pitch, but on the bench. So what happened with him? Who? Which man? Mbo. No, Mbo. I'm not very happy with his performance in training, and that is why today he's not in the squad. What about Ariagner Smith? When can we expect him back on the pitch? Oh, Smith is very, very difficult to say. 4 weeks, 6 weeks, 2 months. From this day? From this day, yeah. He needs, when everything is okay, 4 weeks. But I think 4 weeks no chance. I think 6 weeks to 2 months. And you have more injured players, so Linas Klimavičius, Markas Bennett. Yes, we have a lot of injuries players. Also, Robert, I must put him out. We have a big problem. And yeah, Linas, Bennett, okay, but everybody have some injuries. Yeah, I think Sudova today they also have 3-4 good players, but they have injuries. That's it. But we have player, and now the player what can play, they receive big chance, yeah, to play and to show me the performance, to make a very good performance, to play for the next games. When Linas, when Bennett come back, then we have more possibility. And I think now in this moment for the player what is not injured, they have big chance to show me that he can play. Second victory in the season, and
can you call this game a breakthrough, maybe for Panevėžys season, maybe to build up for getting better game and more points? I hope so. When we win against Kaunas, also after game, I think, oh, now we are performing better. We are doing some things. Now we must wait. Monday we have the next match against Žalgiris, and we want to see which performance we are doing that. If we can play very free, or we have some problems. So with Žalgiris you will play with your full capacity, or you will leave some strength for A-Lyga? No. This is a very important game, and we go there to try to win this game. And I have not too much player to change. Which players? I have not too much possibility that I can change some players.